Sveiki bičiuliai, darbai tęsiasi, bet aš dar gyvenu pasibaigusių švenčių nuotaikomis. Neišimtis ir šis kalėdinis laikotarpis. Viršininkas pasirūpino dovanėlėmis. Tuoj pulsiu apžiūrėti, kas čia. Ir papasakosiu, kaip praleidau atostogas namuose. Kalėdinis atvirukas. Paskaitysiu kitą kartą. Čia tikriausiai nevalgoma. Kas čia per daiktas? Staliukas dėžutė. Iškiloms. Taip, šitie šalį. Padažiukas prie traškučio. Oi, sueis. Ir atsigerti dėjo. Patraškučių traškino. Belgiškas šokoladas. Saldainiukai. Kas čia? Miltai kažkokie. Žiuvėsėliai. Aha, kažkokie sausainukai. Kas čia? Kažkas. Padažiukas. Saldainiukai. Sausainukai. O gal ir ne. O, zefiriukai. Kepsim. Sausainukai. Visas mano mintis jau gyvena kalėdinėmis nuotaikomis. Tad lukštenu šios skanėstus ir lekiu link namų. O kad kelionė neprailgtų, susirandu greitesnę transporto priemonę. Grįžęs namo pasinaudoju pirmąją savo dovanėlę – relaksaciją. O po relaksacijos puolu į prekybos centrus ir šturmuoju juos. Na ir po to, žinoma, natūraliai seka šeimininis šventinis pasisėdėjimas ir kalėdinių dovanėlių lukštenimas. Ir visi pasidžiaugiam savo dovanėliam, kas blizgučiais, kas muzikiniais atributais. O aš ne tik namuose po eglutę radau, bet ir po medžiu paslėptą po sniegu. Štai tokią dovaną! Šią dovanėlę gal išbandysiu kitame video. O dabar atsipalaidavimui stalo žaidimas. Nepamiršome ir skaniai pavalgyti. Apžiūrėjome miesto eglę. Nulipdėm senį bismegenį. Tada vėl valgėme. Nusiprausėm. Ir šventėme naujuosius. Mėly vaikučiai ir jų tėveliai, ši pasaka baigta. Kažkokie piktieji dėdės mane vėl sugrąžino į fūrą. Nekreipkite dėmesio, čia į pagalvę išsirėkiau. Piktieji dėdės vėl liepia važiuoti nesibaigiančiais keliais, valgyti sūrią druską ir dirbti bet kokiamis oro sąlygomis. Mano likimo draugai, nusišluostam ašaras. No money, no funny. Dirbam toliau. Čiau!